Treneri, antrą pergalę iš eilės po tokios atkaklios ir dramatiškos kovos. Ar galima sakyti, kad Juventus pagaliau išmoko žaisti rungtynių pabaigas? Kai laimim tokios varžybas, tai galima sakyti, bet dar daug laukia varžybų iš tikrųjų. Daug varžybų galėsim pasakyti, kai baigsis reguliarus sezonas. Arba netgi po play-offų, tik tada. Po rungtynių su Šiauliais sakėte, kad norėtumėte, jog Fortuna atsisuktų ir kitose rungtynėse į Juventus pusę. Šiandien atsisuko ar ne dar? Ne. Čia normalios varžybos, nieks ten kaip ir tokio nebuvo. Aišku, galėjom dar gaila, kad per anksti ten pasidžiaugiam pergalę. Dar galėjom įmesti vieną kitą tašką, kad vis tiek 3 taškai yra 1 tritaškis. O 4 ir 5 jau būtų buvę kitokia situacija. Bet paskutinė ataka buvo suplanuota metimai? Taip. Bet Edgaras labai, sakau, apsidžiaugė pergalę, nu čia kaip gavosi. O 3 taškai prieš atsakomasis rungtynes daug ar viskas nuo 0? Žinot, pliusas yra pliusas. Ne taip, kad ten būtų 0-0 rezultatas. Ar kai buvo LKF su Atletu, kad buvo -1. +3 reikia pataikyti ir 3 taškus. Treneri, 5 kartus berods prieš tai žaidėm su Prienais. Buvo ir -5 ir 15, paskui po 1. Ar galima sakyti, kad pribrendo tą pergalę? Nu, aš tuo tikiuosi, tuo tikiu. Tuo tikiu, kad ne tik tai šita pergalė pribrendo, turi pribręsti ir kitos. Turbūt vėl esat patenkintas gynybą, ar ne? Jo, neblogai vyrai tikrai sudirbo, buvo tam tikrų klaidų, bet iš dalies neblogai. O tie 3 Valeikos tritaškai jūs, paskatino, ar kaip pasakyti, pakoreguoti gynybą, ar jūs jas nekoregavote? Ne, mes, kaip sakyti, ta prasme, kad Valeika tos 3 taškius įmetė. Tai čia buvo toks, kaip sakyti, mūsų suplanuotas dalykas, kad atsitrauk nuo Valeikos per tam tikrą atstumą. Tai iš tikrųjų nėra čia ką pasakotis. Paskiau pradėjom biškį žaisti arčiau, tai Valeika jau nebedrįso mest. Atsirado kitur skylių. Tai čia jau toks mūsų yra planas, čia taktika. Treneri, Juventus po reguliaraus sezono Baltijos krepšinio lygoje buvo 13. Ar galima sakyti, kad ši pergalė yra netikėtumas? Koks čia netikėtumas, tai mes sulošėm eilę varžybų su neblogom komandom, tikrai, sakyčiau, ir su Tartu sulošėm gerai iš tikrųjų. Ten teisėjavimas Estijoje, ten kitoks negu Lietuvoje yra iš tikrųjų. Tai nėra lengva žaisti. Tai viskas juda į priekį.